Keliau. Kur mes čia atradome? Jūrmala. I love Jūrmalą. Atvykom į Jūrmalą, į kurortinį Latvijos miestelį, pažiūrėti, kaip atrodo Jūrmala. Pirmas mūsų taškas Vyninė. Jūrmala. Prasidėjo tau čia. Ir žinot, užėjau į Vyninę, sakau, karšvins. Sako, ką? Sako, garečia vino. Rimai. Argi? Viduje tai gal ir nieko, bet iš... O tai čia išmėtė, tai jau buvo čia patys. Kelinto? Trečiančias. Čia pakels mūsų. Visą gerą, mes važiuojam. Kas čia? Kiek čia telpa? Viskas perkrova. Tai ką dabar padarysi, mano? Eikit. Viskas dabar. Trečias aukštas. Tik 3 žmonės? Nu, na, čia, koks čia liftas. Tai reikėjo man 2. O dabar būčiau išvažiavęs būčiau. Nu, priampa dabar. Atsiminsit. Mane paliko, grinai paliko. Į 312 kabinetą, prašom. Neatsidaro irgi? Iš kaimo atvažiavo, nes nemoka daryti. Ką? Va. Šalia jūra ir Jūrmala. Einant mes dabar 30 svečius. Mes net nespėjom nusirengti dar. Iš tos laimės. Aš galvoju, kad čia tarnaičių kambariukas, čia pasirodo mūsų kambariukas. Kambarius dabar lyginam. Aha, pas visus, pas mus tolies. Pas mus fotelių nėra. Kodėl? Bet tai tiek vietos čia. Inga, imk vieną fotelį, aš vieną irgi imsiu. Pasisirgi be tako, ne? Žinokit, nu blemba, taip pavalgiau gerai skaniai Jūrmalai, taip kiaulienas ten su sūriu, su pomidoru, kaip skaniai buvo, blemba. Alaus atsigėrėm, antrą kartą atnešė, jau tas alus toks buvo nebe toks, turbūt kitą atnešė.
Bet taip skaniai pavalgiau. Opa. Blema, dabar eisim į vandens procedūras į spa. Važiuojam toliau. Jūrmala, I love. Kitas sekmadienis. Gruodžio 15 dieną. Jūrmalos viešbutis. Bliamba, kaip gerai pramegojau tokia laitį. Aerodromas tas. O, šiandien važiuosim į Rygą. Eglutę žiūrėti. Einam pažiūrėti, kas už langą. Kas čia už langą? Tamsu dar bliamba. O, sniego daug. Jūra ošia. Nėra sniego. Yra. Eisiu iki jūros pažiūrėtis. Įdomu, kam tas telefonas, net pakelis atneis paskui su butelį. Ne, turbūt, kad ne. Neskambinsiu šiandien nieko. Tai tikrai toks senovinis kurortas išlikęs. Apleistų daug namų. Ir tokie, kaip architektūra tokia medinė tokia. Nu, vat galiu parodyti vieną, tai o ten apleistas toks. O grynai tokie apleisti labai daug. Nu va, žiūrėkit kokie apleisti. Bet yra tokių ir gražių. Tokie mediniai, kaip apvalūs, kaip rūmai, tokie rūmų, tokie pavidalai. Tokie. Kai atvažiavom, tai jūra buvo tokia ramoka. Tai dabar šiandien su vėju jau truputėlį pakilo bangas, nes šitą įlanką turbūt vis tiek pristabdo tas. Mūsų jūra gražesnė Klaipėdos, Palangos. Štai parduodamas namas, telefonas, bet turbūt kaina čia gera. Niekas už dyką neparduos čia tokių, šalia jūros. Kad ir bus lušnelė, bet bus kaina superinė. Paliekam su giliu liūdėsiu šitą viešbutį, pagulėjom šito gražioj lavytėj. Gal pasimti namus. Ir išvaram į Rygą. Į Rygą išvaram. Liaba, koks pas mano tas žiaurus tas. Prisibučiavau prieš vėją. Na gerai, varam į Rygą, į autobusą ir į Rygą. Įsikraustam, va. Oi, kur reiks tas mergas dėt, oi, kur reiks tas mergas dėt, į Rygą,
saldainių fabriką. Į Rygą, į Rygą, į saldainių fabriką. Kaip jums viešbutis? 5 žvaigždučių, nu papasakokit. Viešbutis, na, lova gera, vonia gera, bet va šikanas tai atsisės prie pat paletinis popierius ir šalia sienos. Žiauru. Atvažiavom į Rygą, o oras tai stebuklingas, toks neblogas. Sniegas ar lietus čia. Oi, kur reiks tas mergas dėt, oi, kur reiks tas mergas dėt. Į Rygą, į cukierkų fabriką. Į Rygą, į cukierkų fabriką. Oi, kur reiks tas mergas dėt, oi, kur reiks tas mergas dėt. Į Rygą, į cukierkų fabriką. Į Rygą, į cukierkų fabriką. Kaip kelionė dabar, kaip kelionė? Oi, labai kelionė gera, labai norim namo.
O dabar jau blogos pusės, kokia O buvo? Jėzus, labai. Tai nusiskundimai tai kokie. Nuvargę, tokie išgerimo nebuvo jokio. Būtų gerai, kad dar savaitę Burnas būtų išdžiūvę. viena tokia kelionė. Jau žinom apie nusiskundimus baseiną, jau žinom, tai nebeklausim. Baseinė vandens nebuvo. tą plačią lovą noriu. Bet lova tai plačiai. Pradėjo ne širdį, bet kitą Tai vadinas gerai, ne viskas. kitą pusę širdį. Ačiū labai. Jeigu pati geriausia. A kaip jums kelionė, pavyzdžiui? Kur tu prie kelionė? Recenzijas, turės kokį nors recenzijas? Mes norim pakartoti. Tai viskas patiko. Mes dabar pakartot. Mes dabar galvojam, o kas toliau? O kas toliau? Vis lygis aukštyn, aukštyn. Reikalavimai jau didesni. Jo, dabar. Dabar bent jau savaitę. Tai dabar į kur nors jau. Savaitė. Bent 3 dienas. Ispanija Trūtė mus veš. A kur tolimesnė kelionė, galim paklausti, kur tolimesnė kelionė? Tolimesnė kelionė, kur sako, nori paklausti. Klausai iškart kaip ten. O kur pageidausi? Tai sakė Ispanija jau, matai, nu. Reikia rėmėjų. O tiesa, gal gali strimelį parduoda, gali? Ne. Negali strimelį, man. Tik tai dabar vėl žiūrim tiek, kiek reikia į namus. Alenas. Viso gero visiems. Ačiū labai už kelionę gražią. Išneškit svetimų gražių. Atrakinkit mums. Viso, ačiū labai. Rekomenduojam Dilbus. Rekomenduojam. Jurgutė. Nu, varom. Varom. Jau Palaukiam, kol pravažiuosis. Nu.